Sveiki, šiandien su mumis bus aš, Tomas. Sveiki, bus ir aš, Karolis. Ir apžvelgsim Asmodus Almighty. Asmodus Almighty 100 W baterijos modifikaciją gauna štai tokioj dėžutėj. Viduje turim patį moduką, popieriukų, mikro USB krovimo kabelį ir čia dar paslėptas būna 18650 baterijos adapteris. Iš arčiau modukas atrodo štai taip. Čia turim mygtuką, vienintelį mygtuką, turim lietimų jautrų spalvotą ekraną, mikro USB lizdą. Čia turim 50 kontaktą ir tikrai labai plačią aikštelę. Čia turim keletą skambučių baterijos ventiliacijai. Kaip jau matėt, tiesiog nusitraukia šitas dangtelis. Ir čia turim indikacijas, kaip reikia įstatyti mūsų bateriją. Ir čia dar kelios skylutės ventiliacijai. Bateriją taip ir dedam, pliusu į apačią. Ir dangtelis tiesiog atgal užsideda. Jeigu norit, kad jis gal čiučiuką arčiau užsidėtų, o taip va, šitą vietą spustelkit, jis tada taip šiek tiek standžiau užsideda. Čia matom tokia kaip ir anglies pluošto, ta tokia plėvelė, ne plėvelė. Šiaip rankoje tai jaučiasi šitas labai solidžiai, nors šiaip aš labai nesumėgėjęs to anglies pluošto imitacijos reikalo viso. Ir čia dar yra įspaustas Asmodus logotipas. Ir čia be abejo užrašiukai. Ir modas pats dengtas tokia, kaip ir dauguma jų modukų, ta tokia gumą primenančia danga. Toks softas, toks minkštas matinis juodas dalykas, kuris žiauriai rankas keistensi. Modukas įjungiamas 5 paspaudimų pagalba mygtuko šito ir tada turim ekranėlį. Čia matom, kokį mes naudojam režimą, kokia nustatyta galia, koks atiduodamas voltažas, įtraukimo trukmė, kaitiklio varža, įtraukimų skaičius, baterijos įkrovos lygis. Čia matom, kokį turim preheat režimą ir ar ekranas yra užrakintas. Jum nieko daryti neleis. Pirma turim braukti iš viršaus į apačią, kad ekranas atsirakintų ir čia matom tada va, tas va simbolis spynelė atsirakina. Tada vaikščiodami į kairę arba į dešinę galim pasikeisti garinimo režimą. O jeigu norim pareguliuoti galią, tai tiesiog atrakinę ekraną spustelim ir čia tada galim reguliuoti. Šiaip ganėtinai greitai bėga. Ir jisai iki 10 W reguliuojasi po 0,1, o paskui po 1 W, kas yra, mano nuomone, žiauriai gerai. Ir braukdami iš viršaus žemyn arba iš apačios viršų, kada ekranas yra atrakintas, matom, keičiasi šita raidelė, bet čia yra mūsų pakaitinimo režimai. Tai yra soft, hard, arba dar kartą prabraukus turim normal. Tai kaip modas pakaitins mūsų spiralę. Hard, man atrodo, kažkiek tai vatų į viršų, soft šiek tiek pradeda nuo mažiau, negu yra nustatyta, o normal tai iškart atiduoda tiek, kiek mes iš jo norim. Ir tai dar ne viskas. 3 kartus paspaudus mygtuką modas užsirakina. Man atrodo, jis ir garint tada neduoda. Užsisukim Zeus X. Jo, jis tada ir garint neduoda. 3 kartus paspaudus sistema atsirakina ir tada galim garint. O 5 kartus paspaudę mes turim tada jau modo meniu. Čia yra modo išjungimo funkcija, jau šiek tiek į kairę. Čia turim įtraukimų skaičiaus kažkokį, kaip suprantu bent jau aš, galutinį tokį kaip skaitliuką. Kiek įtraukus jis turėtų daugiau nebeduot garint. Tada čia turim šluotelę. Šluotelė išvalo mūsų įtraukimus. Čia tada turim eko režimą. Nežinau, ką jis daro. Gal dar labiau baterijai saugo. Tada čia yra atnaujinimui skirtas šitas langelis. Čia galim pasižiūrėti modo versiją. Čia modo, kaip suprantu, spalvų gamą. Ekrane matėt, kaip atrodo mūsų visi šitie užrašėliai. Galia kaip išreikšta. Galim pasirinkti spalvinį variantą. Viskas. Tada į šoną reikėtų paeiti kažkaip. Ir čia turim dar modo ekrano ryškumą, tai matom visai blankus iki ryškiausių.
Man, kai jis visai pačio mažiausio nelabai, bet toks pats ryškiausias, aš jums parodžiau, kaip atrodo man geriausiai per viduriuką. Ir čia yra užrakinimo būtent, kokį metodą mes norim naudoti. Tai yra slide, tai yra braukimas iš viršaus į apačią, arba klik, tai 3 kartus reikia paliesti ekraną prieš norint kažką reguliuoti. Aš pastebėjau, kad man kažkaip patogiau yra, kai reikia brūkštelt kartelį. Čia yra, kokią mes turim ilgiausią įtraukimo laiką prieš modą automatiškai įsijungiant. Čia galim perskaityti skaitiklio varžą iš naujo arba ją šiek tiek pakoreguoti ir kur aš čia dabar pabėgau. Jo, ir viskas. O šitą mygtuką paspaudus reikia tada ekranėlį palaikyti ir sistema įsijungia. Ir 5 kartų paspaudimų, kaip ir rodžio modas įsijungia. Nu va, dabar jis toks atrodo paprastai, kaip ir senesni tie Asmoduso ekranėliai. Asmeniškai man tai taip gražiau. Ką? Žiūrėjom, metas manau pagrot. Na ką, nustatėm, surinkom, įjungėm, pageruokim. Pagaravom. Ir dar pagaruosim. Galim dabar aptart. Pradėkim tada, manau, nuo moduko trūkumų. Kaip visą laiką, Karoli, tada manau, kad tu šauk pirmą. Taip, pats pirmas ir bene didžiausias trūkumas man asmeniškai yra durelės. Tas va, kleksėjimas, klibėjimas, nu, žiauriai erzina, net būna jos taip naudojant, pajauti, kad jos yra šiek tiek nenukrenta, va, galima modą laikyti, purtyti, viskas tvarkoj, bet pats viršus vaikšto šiek tiek. Tam sprendimas labai paprastas, tiesiog šiek tiek nusiėmė. Paspaudus nustoja to vaikščiot ar ne? Man jis ir šiaip nelabai vaikšto, bet man patinka, kaip jis taip jau užsideda, tai taip, aišku, jį paskui šiek tiek sunkiau nuimti, bet tada... Aš paspaudžiu vis tiek pas mane šiek tiek. Nu, galėjo gamintojas įdėti kažkokį tai fiksatorių, kai būna uždėti, takšt. Nu, bet tas modusas nededa tų magnetukų, jie neiškrenta ir man tai kaip tik tokia sistema jų patinka. Ir aš asmeniškai šitam neturiu visiškai jokių priekabių. Nes rankoj visiškai jo pajudint, net iš šonus, aukštyn, žemyn neina. Dangtelis, kai užsideda, tai užsideda labai tvirtai. Aš nežinau, kodėl iš čia tau taip atsidaro. Nors jeigu taip truptelį, tu šiek tiek tada jo. Nu, norėtųsi man, kad jis tai uždėjai ir kol nenuiminėjai, kad jis laikosi vietoj tvirtai. Aš tai šito net nepastebėjau, kol tu nepastebėjai. Trūkumėlis iš mano pusės būtų toks, kad modukas šiaip yra ganėtiškai gigantiškas. Kaip vienos 21700 baterijos modas, jis yra tikrai nemažas. Aišku, jis ima kaitiklius iki berods 30 mm diametro. Jo, ima iki 30 ir beje yra ir ganėtinai sunkus, tai kam patinka lengvučiai, tai bus nelabai. Čia man ne kaip minusas, aišku, tas svoris. Bet man rankui tai toks drūtas daiktas, bet toks jauti, kad laikai dalyką. Nu, ta prasme, toks jaučiasi solidus realiai labai. Ir solidžiai gula rankoje, patogiai labai. Ir labai toks, nu, jauti, kad kokybišką daiktą laikai rankų. Dar trūkumų? Nu, čia tokių subjektyvių aš tik turiu, man realiai pati išvaizda, nu, aš nelabai mėgėjęs tų tokių pistoleto rankenų modų, žinai. Bet, kai jį paimi į rankas ir tu jį naudoji, tai tada čia toks žiauriai subjektyvus, bet jeigu jis atrodytų kitaip, jisai ir nebūtų toks ergonomiškas. Tai nors jeigu taip jau liečiant išvaizdą, tai aš tą anglies pluoštą tikrai iš čia nuimčiau, aš negaliu pakęsti. Ta aš irgi išimčiau ir išimčiau dar tą Asmodus didžiulį užrašą. Jo, nes jau... Tada įrenginys būtų toksai solidesnis, paprastesnis, mano nuomonė, be to karbono ir be to Asmodus užrašo. Tas užrašas man baisiai nemaišo, kadangi jisai tokios pats spalvos, tiesiog taip gan giliai įlietas į korpusą. Bet tas anglies pluoštas tai man kažkaip labai gadina. Bet šiaip čia jisai yra toksai, nu, malonus su tekstūra, toks nėra, kad būtų kaip koksai pigus lipdukas. Jo. Fainas yra. Bet vis tiek, bet kol tu jo nelietė, tiesiog žiūri, tai man jis kažkaip prie nieko neįsipaišo. Aš neturiu anglies pluošto imitacijos skaitiklių ar niekur daugiau nenaudoju. Nežinau, kodėl deda, čia gal galios prideda tas anglies pluoštas. Plius kilovatas. Mašinas tai čia plius vatas. Plius vatas, jo. Nors dar toks dabar, nežinau, aš trūkumų neturiu, dar turi. Aš dar turiu tokį kaip ant klaustuko. Lyginam aš jį su kitais modais, pamatuoti tiksliai neturiu kaip, bet man toks jausmas, kad net ant to normal režimo jis gali atiduoda šiek tiek didesnį negu tu esi nusistatęs. Taip, aš šitą, žinok, irgi pastebėjau. Va būtent naudoju ir su DNA, ir su Dani moduko, su Dikots plokšte tą patį bildą su 28 vatais. Ir man veikia viskas čiki, čia uždėjau 28 ir buvo per karštą. Tai vat,
būtent ant žemos galios jisai šiek tiek toks vaizdas, kad daugiau pakaitina, reikia nusistatyti 2 matais mažiau, kad atitiktų tą patį. Jo, šitą aš irgi kaitikliuką naudojau su SX mini modu ir su Dyna modu ir su abiem buvo naudota 55-60 vatų, va čia man užtenka kažkaip tai pydiso. Nu, toks jausmas, kad jisai šiek tiek daugiau pakaitina. Tai nežinau, kažkam privalumas, man kažkaip aš kaip pripratęs, kad visi kiti modai kaitina kitaip, netikiu, kad šitas Bet yra toks tikslesnis negu nesakyčiau, kad čia kažkoks yra trūkumas, šitas tiesiog jisai mažiau vatų pasidarai. Nu, toks ant klaustuko jo. Varžą nuskaito labai tiksliai. Ir visiškai nešokinėja. Ir kas be užsisuktų, nu, čia jau dabar galim tada į pliusus, manau, perėti. Taip, galim perėti. Jo, kas liečia korpusą, kas ant jo be užsisuktų, ką tu bedėtum, ta tokia labai plati aikštelė ir tokia visa lygi. Nu, bet kas užsisuko. Aš irgi ne vieną kaitiklį bandžiau uždėti ir va galvoju būtent ką šiandieną užsisuk, nusprendžiau enduro užsidėti, buvo irgi Zeusą pasiimti reikėtų. Bet net ir frezę dėjau ir kitus mažesnius skaitikliukus, net modas gana masyvus, bet kai paimi ranką, atrodo ir su mažiukais jisai gana neblogai. Ir galit naudoti iki 30 mm skaitiklius. Tai kas mėgstat gigantus, tai... Jo, nu tiem gigantam gal 100 vatų ir vienos baterijos bus kiek mažoka, bet galima jau susukti, jeigu ten kažkokį nesuper stebuklingą bildą, arba jeigu tiesiog dažniau baterijas pasikeisit, jeigu jums to 100 vatų per akis. O šiaip kalbant apie tą visą dar aikštelę, tai man patinka, kad kaitiklis gaunasi ne visiškai prie krašto. Va, tarkim, Zeusas yra 25 ir jisai toks vis tiek atrodo lyg truputėlį labiau link centro, man tas toks ne visiškai kraštinė, ta 50 mintis, jo, bet ir ne visiškai per vidurį, man tas toks visai dailiai atrodo. Aišku, įdomiai gal, bet ne, šiuo atveju, kadangi čia yra tie išlenkimai, visi taip, jeigu būtų per vidurį, manau, nelabai gražiai atrodytų, va, būtent vieta pats tas gerai parinkta. Jo. Toliau ekranėlis. Čia vėl dar tokia gal vieta grįžtant prie tų klaustuko klausimų, liečiamas ekranas. Daug kas jų nemėgsta, daug kas kitaip modo naudoti neįsivaizduoja. Asmeniškai man asmodus, o tie liečiami ekranai yra tikrai geri. Aišku, tas liečiamas ekranas kitą kartą nėra toks... Jisai turi ir pliusų ir minusų. Jeigu rankos kažkokios tai ar drėgnos, ar riebaluotos gali sunkiau suveikti, bet nu... Ir kitą kartą reikia ten 2 kartus kažką brūkštelti, kad jisai tikrai sureaguotų. Nors ypač vaikštant po meniu ar keičiantis režimus, gali tekti, kad prabrauksit ir ne visada sureaguos, bet... Jo, ir dabar, kai pradėjo Osmonosas daryti spalvotą ekranėlį, man asmeniškai tai nėra labai gražu ir man žiauriai patinka, kad tu gali pasidaryti jį va tokį kaip tuos senesnius ekranus, tiesiog juodai baltą. Net pačios ir piktogramos pasikeičia į tą senovinį juodai baltą lygiai ir pati išvaizda piktogramų pasidaro. Jo, nes tos piktogramos spalvotos tokius biškai nelabai aiškios, ten sunku jas dažlibinti su šituo, viskas man asmeniškai kur kas klasiškiau. Ir irgi pats tas, nu, plokštė daugam yra galbūt žinoma ir tiesiog reikia valandos 2 priprasti ir tada viskas be problemų veikia. Jo, toliau kitas iš tų privalumų tai vėl, kad modukas draugauja su didelėm baterijom. Jis yra vienos baterijos, bet yra 21700, 20700 arba 18650 tipo baterijas, priimantis modulas. Čia man irgi labai yra didelis pliusas, nes galbūt ne visi turi didelę bateriją arba ne visi gali iš karto nusipirkti didelę bateriją ir turi daug 18650 baterijų arba galbūt nori šiek tiek lengvesnio moduko ar gali naudotis su tuo. Bet apskritai kalbant apie tai, kad dabar kai tų baterijų rinkoje jau yra gerų, yra galingų, yra talpių, jos yra mažesnės negu 26650, šiek tiek didesnės negu 18, bet jos ir didesnę gali leidžia išgauti, ir ilgiau laiko. Ir, nu, kad modukas yra su šita baterija, mano manimu, tai yra didžiulis privalumas. Ir šiaip, apskritai, jeigu modas ima šitą bateriją, aš nematau didelės prasmės naudoti mažesnį. Nes, nu, kam tada? Nu, arba nebent neturi, arba nežinau. Nu, realiai imi didesnį bateriją ir naudoji ir džiaugiesi. Jo. Nes svorio realiai įdėjus mažesnę bateriją, ten kažkokio pokyčio didžiojo, nu, nepajausi, ten keli gramai tik tais įsiskirs, tai... Bet ant laikymo tai tikrai pasijaus. Aš dabar naudoju... Ant laikymo žymiai pasijaus. Jo, įdėjęs esu dabar čia iš Puksos rinkinio Aspire tą bateriją, bet šiaip naudoju daugiausiai su Samsung 40, tai man ant 50 vatų jis praktiškai dieną atitarnauja. Vienos baterijos modas. Nu, nežinau, aš sakyčiau, kad tai yra tikrai labai liuks. Labai liuks yra. Toliau, dar vienas pliusas yra pats tas firminis Osmoduso padengimas. Nu, jisai labai malonus rankoje.
jo tas toks soft touchas. Turi ir jisai šiek tiek tokį trūkumėlį, ant jos kiščia, jeigu patenka, tai jis taip gan sunkiau nusivalo, neužtenka tiesiog prabraukti jo. Prabrauk ir vis tiek lieka, bet čia toks dalykas, su kuriuo reiktų tiesiog susigyventi. Bet su tais matiniais, bet ypatingai kaitiklis, Zeusas yra juodas matinis, nu atrodo, man asmeniškai tai bauda visiškai. Grinai, kaip, net realiai atrodo, kaip galėtų būti setukas vienas. Žiauriai gerai. Afigienai gerai atrodo. Ir rankai labai malonu, jisai neslysta. Jisai dar prie to viso ergonomiškumo tikrai prisideda šitas padengimas, kada jis rankai toks yra lipnesnis šiek tiek ir jisai niekur nenori prapulti. Tai, nu nežinau, kas liečia išvaizdą, būtent visą apskritai surinkimo kokybę, padarimo, jokių tarškėjimų, barškėjimų, viskas, nu taip turi kaip turi būti. Jo, bet čia tik tai jeigu tu pats atsitrauki, tai tada užtrauki. Nu žinok, šiek tiek suspaudus durelės jisai sunkiau šitą vietą, tada reikia taip biškį įdėti pastangų, kad jį atliptų. Tai va, apskritai S-modus modai yra ganėtinai tokie vieni iš patvaresnių, jie už tai yra šiek tiek brangesni, bet, nu, aukštesnės šiek tiek klasės negu visiškai tie pigiečiai, kiniečiai. Aukštesnės nei pigiečiai klasės. Jo, nu kas iš China, tai sakykime vieni geresnių variantų. Tai sakykime, ir dar man kas patinka, čia ta baterija tikrai ilgiau laiko dėl to, kad S-modusas kažkaip jie padaro tą modą labai didelį efektyvumo koeficientą, naudingumo koeficientą, kaip ten tiksliai jisai vadinasi. Su S-modus modais tos pačios baterijos laiko ilgiau negu su kitais daugumo modais. Kažkaip jie ten tavo sukūrė programinį įrangą, tai visą baterijų išnaudojimą šiek tiek priduoda dar smarvės tai baterkai, kad jinai galėtų jums atitempti šiek tiek ilgiau. Ir tai žinokit, nu, nežinau, aš kažkaip sakau, net nustebau, kad su viena baterija ant tiek vatusi man taip neblogai. Nu, būtų nieko nuostabaus, jeigu ten ant 25 vatų išlaikytų visą dieną, bet ant 50 visą dieną tai yra labai gerai. Toliau apskritai meniu. Turim begalę visokių režimų, turim tą kreivių režimą, kur galim pagal save susireguliuoti, turim visus preheatus, puff counterį, laiką, varžą, viskas labai paprastai viskas pateikiama. Puff counteris, kuris labai paprastai nusiresetina, ne tai kaip būna kitų modų, eini į meniu, eini į vieną. Jo, arba reikia palaikyti 15 vietą, jo, tada eini į kitą, tada dar į trečią, tada spaudi 3 kartus mygtuką, ką nusiresetinti. Nu, toks paprastas dalykas, jei nori pasižiūrėti, kiek tau įtraukimų atlaiko baterija ar panašiai, greitai paimi, nulinai ir viskas. Tai va, tai nežinau, daugiau apibendrinant, manau, kas ieškot moduko, kuris imtų tą didesnę bateriją, kuris būtų tikrai solidus, žiauriai solidus rankų, jis tikrai atrodo žiauriai. Nu, nėra pats gražiausias, bet labai solidus ir patogus modas. Nu, jeigu ne tas karbonas, tai išvaizda man būtų super, bet nu čia va... Aišku, čia labai subjektyvus tas išvaizda, kitiems tas karbonas gali būti labai gražus. Tai... Bet rankų jis tikrai patogus, nors ir šiek tiek didokas, galingas, funkcionalus. Man net šitą vietą labai patinka, tai kai laikai rankas, tai atrodo pakimba ant piršto, žinai. Jo, čia taip, šito ir nebūtinai šitaip jisai yra patogus. Lygiai taip pat ta vieta gula į ranką ir šitaip pasiėmė. Aš daugiau taip pasiėmė ir paėmė. Aš kažkaip šitaip pripratau. Pradžioj šitaip spaudžiau, nes aš daugumą modų su nykščiu spaudžiu, bet kažkaip perlipau per save ir pripratau rudomoje pirštų spausti. Dar gal koks va toks miniatūrinis trūkumėlis, tai kad USB, micro USB, o ne Type-C, nes dabar daug labai viskas naudoja tą Type-C, bet aišku vėl modų per USB nekraukit, naudokit išorinius įkroviklius, tai bus saugiau, greičiau, patikimiau. Ir naudokit USB jungtis tik tais programinės įrangos atnaujinimai. Arba iš bėdos, labai iš bėdos. Tai jau. O ką, tam kart tie, kas ieškot kažką solidaus, aš manau, kad šito daiktų tikrai neturėtumėt nusivilti, nes jis toks, blemba, šitą tikrai negėda duoti kažkam kitam paveipinti ir kad tikrai neišprisdavos, taip sakant. Kaip tavo mailiniam žinatys. Jo, tiek, Taigi, dar kartelį, tada tam kart tiek, manau, jau beveik firminė frazė. Ačiū, kad žiūrėjot, prisijunkit prie mūsų Facebook'e, užsiprenumeruokit mūsų YouTube kanalą, sekit Instagram'e, mane ir Karaluką, ir Debesų lygą, ir visus. Ir ačiū, kad žiūrėjot, gero. Iki.